Sveiki, esu Norvegijai, atvykau į Telemark, esu netoli Bjørn miestelio ir einu į lengvą savaitgalinį žygį. Kviečiu būti kartu ir pasidairyti po gražias vietovės. Šiandien yra gražus rudeniškas oras, gan šilta, nelyja, saulėta. Temperatūra maždaug +10. Ir pažiūrėkime, aplinkui prasidėjo kalvotos vietovės. Einu dar per mišką. Mano tikslas yra Grygestollen. Toks kalniuko pavadinimas. Ir maršruto toks pats pavadinimas. Takai pagrindė sausi, jeigu kylant į kalną, kažkur žemiau miškingesnėje vietoje apačioje yra drėgmės, reikia būti atsargesniam einant per akmenis ir šaknis, o šiaip kelias gan geras. Vakar nelijo ir dėl to drėgmės daug nėra, bet kai visada akmenis ir šaknis čia visur. Reikia eiti atsargiai, ypač filmuojant. Vis dar yra mėlynių, nedaug, bet yra. Ir paragausime. Kelias veda vis dar aukštyn, praėjau apie kilometrą, viso maršrutas yra apie 5 kilometrus, vis dar einu miškingą vietovę ir štai priėjau gražų raistelį tarp kalnų, vidury miško, tylu, ramu, žmonės keli praėjo, bet šiaip gana ramu, nėra nei paukščių, nei žmonių, nieko.
gerai įsiklausius girdisi žmonės, beje, suklydau. Reikia tik sustoti minutę ir įsiklausyti. Gerai, einam toliau. Žiūrim, kas laukia mūsų priekyje. Taigi, pakilau į viršūnę ir štai kaip čia viskas atrodo, peizažas. Žmonių nedaug, vieną kitą parelę galima sutikti, bet pakilau 400 metrų į viršų, į kalniuką ir žiūrėsiu, kas toliau, kaip toliau einasi kelias. Dar nežinau, ar suksiu atgal, ar bandysiu sukti ratą aplink ir leistis kažkaip tai žemyn. Va, tai tiek. pradedu po truputį leisti žemyn, buvo viršūniai ir dabar takas eina toliau, turėtų apsisukti ir būti geras vaizdas į kalną, į uolas. Taigi, po truputį leisim vienas patu
negaliu eidamas filmuoti, todėl sustojau ir paėmiau kadrą čia. Einam tolyn. Taigi dabar atėjau į uolėtą vietovę, teko truputį nusileisti. Ir čia aplink mane vien olos. Vien olos, bet labai smailios, bet ir gražios. Tuoj apsidairysim aplink. Ir pagrindinis vaizdą aš tuoj jums nufilmuosiu apsukęs kamerą. Dabar galvoju, kiberiotis ten į viršų, reiktų truputį aplinkui ir rasti geresnį vaizdą tašką. Bet pasiūlos kiberiotis gana bus sunku. Čia esu žmonė. Gal iš video netaip jūs atrodo baisiai, bet žinokit, laipėt prie jas. Ypač su kamera nėra paprasta. Taigi, žiūrėkim, kas laukia priekį. Taigi, nutariau neropoti ten per uolas į viršų, į tą tarpeklį pasižiūrėti. Laiko man liko nedaug, jau po 5 dabar vakaro. Artėja vakaras, tiksliau dar ne vakaras, diena. Einu link mašinos. Kitam kartui, manau, reikėtų anksčiau atvykti ir tenai viršuje apsižiūrėti geriau. Būtų smagu ten palaipėti ir pasižiūrėti geresnių peizažų vaizdų. Taigi, mano kelias eina žemyn, nemanau, kad daugiau bus čia labai ką žiūrėti, tiesiog įprastas miško kelias, takelis. Susimatysim kitą kartą. Iki. Kągi, grįžau į mašiną, padariau ratuką apie kalną, kuris vadinasi Grygestollen. Čia Telemarke, Norvegijoje, netoli Be. Buvo smagus laikas, tikiuosi ir jūs turėjot gerą laiką su manim. Viso gavosi truputį daugiau negu buvo nuplanuota, negu rašo programėlėje. Programėlėje rašo ratas aplink gaunasi. Ten iš tikrųjų reikia geriau žiūrėti. Ten rašo 2+3 km, iš tikrųjų gaunasi daugiau, nes ten reikia tokios iškirptės yra nuėjimai. Tai jos reikia įskaičiuoti irgi. Tai viso gavosi 7 km ir su visais fotografavimais ir filmavimais gavosi valandą man kažkur daugiau.
buvo planas sustoti ant kalno, tenai išsivirti kavos ir pavalgyti. Tačiau to nedariau, nes jau spaudė laikas, dabar jau po 6 vakaro. Susivėlinau šiek tiek. Iš tikro viršuje reikėjo nusukti man, kai buvau pačioje viršūnėje, reikėjo nusukti dešiniau ir ten būčiau išėjęs, manau, ant to tarpeklio gražaus. Aš padariau ratą ir jį pamačiau iš apačios. Aišku, buvo galima lipti tom olomis, kur sakiau, bet to nedariau, nes jau, kaip minėjau, spaudė laikas. Dabar ruošiuosi ir važiuoju namo. Iki susitikimo kitą kartą. Filmavau pirmą kartą, tai tikiuosi vaizdo kokybė jūsų nenuliūdins. Žiūrėsiu, kaip čia man gavosi viskas. Tad iki.